Čia buvo iš tikrųjų 4 sienos ir buvo perdangos plokštės sudėtos. Sienas išgriovėm, perdangos plokštės liko kabėti. Ir tuo metu šeimininkas sumanė, kad nereikia tų perdangos plokščių, kad erdvė didesnė, gražiau bus, tai sugriovėm ir tas plokštės. Tik tai tas plokštės reikėjo griauti taip, kad išliktų sveikas pečius, kuriam bus kepamas kugelis, duona ar dar kažkas, tai tiesiog padarėm apsaugą, kad nieko nenutiktų tam pečiu. Tai žodžiu, bedirbant, čia atsirado daug pakeitimų. Architektas buvo tam kampe numatęs ten metras ant metro tokį kampą. Šeimininkas į brėžinius pažiūrėjus, kaip ir sutiko, viskas gerai, o kai pasiliko grinai tas metras ant metro, nesako, čia per daug užstoja vaizdo, per daug saulės užstoja ir sako, nenoriu, kad viduje būtų tamsu ir taip toliau. Tai sako, davai, pastatykit man koloną, čia ekstra gausi toksai perdarimas viso to dalyko. Mes dabar čia esame išpylę monolitinį žiedą, bet buvo suplanuotas ne monolitinis žiedas, buvo čia sąramos suplanuotos ir jau viskas buvo supirkta, viskas buvo suruošta, tik tai ant pačio galo persigalvo ir vėl viskas pasikeitė. Tai liko, nes tas ir matau, kad nesenas. Jo, tai liko metalų krūva nenaudotų, nupirktų, paruoštų. Tai va čia tos renovacijos iššūkiai, kurie atsiranda eigoj. Vat kaip ir numatyta ten, tarkim, išsigriauti ten, kaip pavyzdys per 2 ar 3 savaitės, ne? O kai susiduri su tokiu dalyku ir darai iš naujo pagal naujus prašymus ir taip toliau. Kaip aš tą taip toliau dažnai naudoju? Vitrinos bus? Jo, vitrinos, stumdamos duris, visos duris susistums ir čia bus patogu vaikščiot, lygiai tas pats bus ir šitam šone. Terasa bus iš tokių terako plytelių, tas pats pasidarys balkonuose. Dabar tenai, matot, klinkerio esam neužbaigę, palikę, specialiai nedaklijavom klinkerio, atsiras tikrasis grindų aukštis ir tada daklijuosim likučius.